Kai kuriem atrodo, kad aš bandau padaryti valstybės perversmą tik tai Lietuvoje. Ne, 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 be abejo ne. Mano planai yra daug platesni. Štai už mano nugaros yra pilis Valzan. Ir pilis kaip pilis, daug pilių. Daug pilių. Aš čia su Baidarė, vat kaip tie vat visi žmonės už mano nugaros, vat ten, vat čia, vat matot. Su Baidarė plaukiau per šitą pilį. Tiesiog man kilo noras pažiūrėti, pagooglint, užgooglint, kas gyvena šitoj pilį, kam ji priklauso. O ji pasirodo priklauso grafams de Limburg. Grafai de Limburg. Tai yra fantastika. Pagaliau aš žinau, kur gyvena grafai de Limburg. Dabar jiems reikia pasiūlyti padaryti valstybės perversmą Belgijoje ir Liuksemburge. Istorija yra labai smagi. 2017 metais Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetas, o po to ir moterų teisių komitetas išaiškino, kad kai karalius miršta, karūna atitenka jo vyresniai dukrai, jeigu vyresnis vaikas yra dukra. Jeigu, atitenka vyresniam vaikui. O Liuksemburge ir Belgijoje tuo metu galiojo įstatymas, kad negali paveldėti mergaitė. Mergaitė negali paveldėti, jeigu yra brolis. Jaunesnysis brolis. Negali mergaitė. Ir suprantat, Jungtinių tautų žmogaus teisių šitie teismai pripažino, kad tai yra moterų diskriminacija. O tokiu būdu kas išeina? Tas išeina, kad Liuksemburge, pavyzdžiui, 2000 metais didžiojumi hercogu tapo Henri, kuris turėjo vyresnę sesę, archihercogienę Marie, archihercogę turbūt reikia sakyti, Marie-Christine de Limburg, Limburgo grafaitė, lietuviškai turbūt reikėtų sakyti. Tai vadinas, ta sesuo ir turėjo tapti anot Jungtinių tautų nauja Liuksemburgo didžiąją hercogė. O tas pats buvo ir Belgijoje. Nes reiškia, anot Jungtinių tautų teisėta Liuksemburgo didžioji hercogė, monarchė, Marie-Christine de Limburg, jinai yra pasirodo dar ir archihercogės Marie Astrid dukra. O Marie Astrid buvo vyriausioji Belgijos karaliaus Alberto II sesuo. Tai Belgijoje, reiškia, į sostą karaliumi turėjo tapti ne Albertas II, o jo vyresnioji sesuo Marie Astrid. Ir tokiu būdu ji taptų karalienė. Ir po to, po jos Belgijos karaliaus titulą karalienės paveldėtų jos vyresnioji dukra Marie-Christine. Tokiu būdu Marie-Christine Limburgo grafaitė yra anot Jungtinių tautų teisėta ir Belgijos karalienė, ir Liuksemburgo didžioji hercogė. Ir aš galvoju apie tą naujieną, kur man apie tai jiem pranešt, kaip man ras šitą moterį Marie-Christine de Limburg. Kur man yra? Ir aš nežinojau, kontaktų neturiu. Ir atsitiktinai su Baidarė, ką tik plaukiau šalia pilies, graži pilis, pasidomėjau, kam priklauso, pasirodo, jai ir priklauso. Štai aš žinau, kur man rašyti laišką. Ir be abejo reikia padaryti reikia pakeisti karalių ir Belgijoje, ir Liuksemburge, kadangi vis dėlto aš, kaip žmogaus teisių advokatas, labai prieštarauju moterų diskriminacijai. Žiūrėkit žmonės, paimkim Rusijoje
pirmosios carės atsirado dar, man atrodo, viduramžiais. Kažkokiu laikotarpiu aplink Ivaną Žiaurųjį jau buvo moteris monarchijos Rusijoje. O čia yra Belgija ir Liuksemburgas. Tai be abejo, skubu pranešti Marie-Christine nuostabiausią naujieną. Man reikia daplaukti su baidarė, kur man reikia atiduoti baidarę. Po to aš važiuoju į didžiausią Belgijos pilį. O po to aš važiuosiu turbūt, aš noriu aplankyti Liežo princo rūmus, o po to aš turėsiu printerį. Tai va taip pat. Tvarka bus Belgijoje ir Liuksemburge. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.